kilo dar praėjusiu metu balandžio mėnesį, kuomet pamačiau du kitokį švietimu bebegančius žmonės, jų akis, tai buvo Lukas ir Rygaudas. Ir aš priėjau ir sakau, mums reikia kartu dirbti, nes aš tikrai matau, kad mes galim kažką labai prasmingo ir gražaus kartu sukurti. Labai dažnai, žinot, žinių yra, o elgesys kažkoks netoks. Aš tarsi ir suprantu, kad nedėrėtų absoliučiai visko išleisti, ką uždirbu ir dar truputėlį pasiskolinti, bet aš taip darau. Tai čia toks vienas iš esminių žmogiškųjų klausimų, dėl ko mes žinom tam tikrus dalykus, bet jų nedarom. Jeigu mes norim finansinio klestėjimo, tai būtinai turi būti raštingi žmonės. Aš kai augau mokyklai, to nemokė. Reiškia, tas sritis, kaip ir daug labai svarbių gyvenime sričių, palikta saviugdai. Tuo tarpu turėtų būti išugdytas šeimininko mąstymas. Šeimininkas, ūkininkas yra idealus pavyzdys, tobulas pavyzdys. Koks turėtų būti žmogus? Suvokti, kad mano reikia pastangų, bet kad aš nevaldau aplinkybių, aš padarau viską, ką geriausia, o būna ir taip, ir kitaip. Valdyti finansus, atidėti iš derliaus sėklai ir turiu daug darbo įdėti, nors, žinai, kartais būna gerai, o kartais galėtų būti ir geriau, apsidraus, žodžiu, tai yra visa veikianti šiandien sistema. Bėda, kad žmonės atitrūkė nuo žemės, nuo to nebėra supratimo. Atrodo, kad vaisiai auga maksimum. Reiškia, manim, aš dirbu darbą, man turi manim visko rūpintis, kažkas. Šitas kūrybinės dirbtuvės, kurios sukvietė daug Lietuvos mokytojų, kitų institucijų atstovus, kurie pergyvena dėl Lietuvos ateities, dėl to piliečio, dėl to vaiko, kad jo gyvenimas nesužlugtų būtent dėl finansinės tos nemokšos. Aš matau, kad tėvai neįtraukia vaikų, vaikai neturi supratimo apie vertę, ką galima pirkti, ar verta pirkti, ar reikia pirkti, kodėl reikia, ar kodėl nereikia. Iš tiesų nėra tos kultūros. Tai aš galvoju, kad reikia įtraukiant tėvus, būtinai tėvus tą veiklą, mokytis visiems kartu ir tėvam to finansinio raštingumo. Ir vaikai, turbūt nuo vaikų ir suaugę, ką mes matome Lietuvoje, tikrai turi problemų su išprusimu finansiniu, su tiesiog žinojimu, kas yra finansai, kaip juos valdyti. Pradėkim nuo savęs. Taip, norėdami keisti pasaulį, pradėkim keisti save. Ir pasaulis pradės keistis. O kaip mes dažniausiai norim atvirkščiai keisti kažką tai, bet nenorim patys keistis ir žiūrim, kažkodėl tai nevyksta. Ir tada kas čia yra, kodėl čia visi tokie blogi, čia toks geras, o niekas nesikeičia. Dabar aš manau, nėra labai įdomu, kas yra mokykloje. Nes aš kiek žinau, bent jau iš mano mokyklos, tikrai net bėga iš būtent tų ekonomikos pamokų, tai gal reikia rasti būdą, kaip sudominti jaunimą. Ir esminis yra dalykas tai, kad mes norėjome įtraukti ir vis dar, ir man atrodo šitas pavyko, įtraukti visus žmonės, kurie yra švietimo sistemoje. Tai yra tiek mokytojus, tiek mokyklų atstovus, švietimo ir mokslo ministerijos, ugdymo plėtotės centro atstovus, kitų institucijų atstovus, o svarbiausia pačius vaikus. Nes mūsų tarpe šitame projekte irgi yra vaikai, moksleiviai ir jų balsas yra vienas iš svarbiausių.